Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 00. Tokia specialioji, natūralioji, originalioji, netikėtoji pagal specialų užsakymą satyros ir humoro laida. Ir šiandien taip nuoširdžiai tą laidą pagal specialų užsakymą ir atliksime, kadangi yra toks iš teisėsaugos, pavadinkim taip, atstovų yra nurodymas, tai tą nurodymą mes privalome ir vykdyti ir dabar ir pradedame tą specialųjį va tokį, kaip ir paprašytą, satyros ir humoro laidos iš kiemo pusės leidimą. Pagal teismo nutartį 1.1 punktas 2022 metų kovo 9 dieną Artūras Orlauskas kartu su VŠI komiko teatras youtube.com platformoje viešai patalpino įrašą pavadinimu kabutės atsidaro, iš kiemo pusės kabutės užsidaro, grotelės 143. Informacinė satyros ir humoro laida, kabutės užsidaro, skliaustelė atsidaro nuoroda, www.youtube.com pasvirasis brūkšnys klaustukas V lygu P didžioji, J mažoji, C didžioji, L mažoji, I ilgoji mažoji, U didžioji, J didžioji, H mažoji, X mažoji, P mažoji, G mažoji, skliaustelis užsidaro kablelis, kuriame buvo teigiama dvitaškis, kabutės atsidaro. Seniai visiems patapo aišku, kablelis, kad tapinas yra medar, daugtaškis kablelis, melagis kablelis, priklausomos nuo valdiškų pinigų, taškas. Jis apsimetė Laisvės televiziją, taškas, su Laisvė jis nieko bendro neturėjo, kablelis, tiesiog šeriamas valdiškų gudručių bičiukas, kablelis, kuris dūdavo į vieną dūdą su vagiančia ir korumpuota valdžiuke, taškas. Kas gali paneigti, kablelis, kad ir pats nedalyvavo tose procesuose, kablelis, o sprendžiant iš išskirimų pinigų, brūkšnelis ir iš ministerijos ir dar kažkur didžiausių sumų, taškas, kabutės užsidaro. Aš Artūras Orlauskas, kablelis, kartu su VŠI komiko teatras, kablelis, pripažįstame, kad anksčiau nurodytame vaizdo įraše, dėstant minėtus teiginius, buvo pateikta tikrovės netitinkanti informacija, kuri pažeidė Andriaus Balio Tapino garbę ir orumą ir VŠI Laisvės TV dalykinę reputaciją. Artūras Orlauskas ir VŠI komiko teatras pripažįsta, kablelis, kad neturi jokių įrodymų minėtiems teiginiams pagrįsti, taškas, kabutės užsidaro. Čia buvo 1.1 punktas, dabar pereisim, aš labai tiksliai noriu, kad labai tiksliai viskas būtų, nes jeigu bus netiksliai, vėl antstolis sakys, čia suprantat, truputėlį netiksliai padarėt, reikia viską iš naujo daryti. 1.2 punktas, kuris pagal teismo nutartį turi būti, reiškia, būtinai pagarsintas, žodžiu, antstolis taip sakė, kad reikia žodžiu padaryti. Kabutės atsidaro 2022 metų kovo 19 dieną. Artūras Orlauskas kartu su VŠI komiko teatras ar youtube.com platformoje viešai patalpino įrašą pavadinimu kabutės atsidaro iš kiemo pusės kablelis, grotelės 146 informacinė satyros ir humoro laida, kabutės užsidaro, skliaustelė atsidaro nuoroda, dvitaškis, https, dvitaškis, du pasvirėjai brūkšniai, www.youtube.com, pasvirasis brūkšnys, WATCH, skliaustelis V lygu Q apatinis brūkšnys, Q mažoji apatinis brūkšnys X mažoji, E mažoji, S didžioji, I mažoji, V didžioji, I didžioji, E didžioji, Q didžioji, nulis, skliaustelė užsidaro, kablelis, kuriame buvo teigiama dvitaškis, kabutės atsidaro karo metu, atsiranda vis daugiau krūva nesąžininkų žmonių, kablelis, kurie darosi pinigus, taškas ir kablelis, ir štai yra parašymas žmonių internete, kablelis, ir apie Tapino veiklą, kablelis, kaip jisai surinkęs pinigėlius, nupirko gryvinų visą krūvą, taškas, neva tai labai fainai padarė, kablelis, pakeitė tas gryvinas ir po to žmonės atsisėdė, kablelis, tiesiog pasižiūrėjo kursą, kablelis, paskaičiavo, kablelis, kad tokiu būdu Tapinukas galėjo savo netyčia, kablelis, truputėlį sutaupyti apie 20 000 euriukų, taškas, taip netyčia,
kablelis, jam taip susitaupė, kablelis, beperkant, kablelis, bekonvertuojant, kablelis, va taip, teikiant paramą, va kažkam, taškas. Ir vėlgi, kablelis, priminsiu tą pačią patarlę, brūkšnelis kam karas, kablelis, o kam, kablelis, nu, kablelis, nebijokim to žodžio, kablelis, būdas pasipelnyti. Nit. Taškas. Ir tokia reklama, kablelis, melaginga reklama, kablelis, be abejo, kablelis pritraukia visą krūvą lengvatikių, kablelis, kurie galvoja, kablelis, kad jie realiai, kablelis, realiai padės Ukrainai, aukodami pinigėlius, taškas, dvitaškis užsidaro. Čia, kur žodžiai kartojasi, taip kaip parašyta, taip ir skaitau, tai čia ne mano išsigalvojimas. Aš, kablelis, Artūras Orlauskas, kablelis, kartu su VŠI komiko teatras, kartu pripažįstame, kad, kablelis, kad aukščiau nurodėme vaizdo įrašą, dėstant minėtus teiginius buvo pateikta tikrovės neritinkanti informacija, kablelis, kuri pažeidė Andriaus Balio, Tapino garbę ir orumą ir VŠI, Laisvės TV, dalykinę reputaciją. Artūras Orlauskas ir VŠI komiko teatras pripažįsta, kablelis, kad neturi jokių įrodymų minėtiems teiginiams pagrįsti, taškas, kabutės užsidaro. 1,3 punktas toliau eis pagal tą pačią nutartį, kaip ir sakiau, 1,3, kabutės atsidaro 2022 m. balandžio 1 dieną, Artūras Orlauskas kartu su VŠI komiko teatras, youtube.com platformoje viešai patalpino įrašo pavadinimu, kabutės atsidaro, iš kiemo pusės, kabutės užsidaro, grotelis 153, informacinės satyros ir humoro laida, kabutės užsidaro, skliaustelė atsidaro, nuoroda, dvitaškis, https, dvitaškis, www.youtube.com pasvirasis brūkšnys WATCH klaustukas V lygu P didžioji B mažoji 7, B didžioji L mažoji S didžioji, X mažoji 3, F didžioji D I didžioji. Skliaustelė užsidaro, kablelis, kuriame buvo teigiama dvitaškis, kabutės atsidaro, toks trikampukas, daugtaškis, trikampukas iš kitos pusės. Tapinas, bekonvertuodamas eurus į gryvnas, taip netyčia ėmė ir pliusiuką pasidarė taškas. Nu, netyčia, kablelis, visai netyčia, jam pasitapo pelnas, kažkaip taip, kablelis, pasitapino į kišenę ir jisai, kablelis, kablelis geras, kursas buvo, kablelis, tai toj aukoj yra ir mano dalis, kablelis, tenka, kablelis, kaip sakyt, kablelis, sutikti su tuo, kad man įsmuko į kišenę irgi koks tai paaukojimas, taškas, dvitaškis užsidaro. Aš, kablelis, Artūras Orlauskas, kablelis, kartu su VŠI komiko teatras pripažįstame, kablelis, kad aukščiau nurodėme vaizdo įrašą. Dėstant minėtus teiginius buvo pateikta tikrovė netitinkanti informacija, kablelis, kuri pažeidė Andriaus Balio Tapino ir garbę ir orumą, ir VŠI Laisvės TV dalykinę reputaciją, taškas, Artūras Orlauskas ir VŠI. Užgesu. Komiko teatras pripažįsta, kablelis, kad neturi jokių įrodymų minėtiems teiginiams pagrįsti, taškas, kabutės užsidaro. 1,4 punktas dabar bus, kabutės atsidaro, 2022 m. balandžio 10 dieną Artūras Orlauskas kartu su VŠI komiko teatras, kablelis, youtube.com platformoje viešai patalpino įrašo pavadinimu, kabutės atsidaro, iš kiemo pusės, kabutės užsidaro, grotelis 157, informacinė satyros ir humoro laida, kabutės užsidaro, skliaustelė atsidaro, nuoroda, dvitaškis, https, dvitaškis, www.youtube.com pasvirasis brūkšnys, WATCH, skliausteliai V lygų, K mažoji D didžioji 4, 0, O mažoji P didžioji Z didžioji R Z mažosios, X didžioji 9K mažoji, skliaustelė užsidaro, kablelis, kuriame buvo teigiama dvitaškis, kabutės atsidaro, visi įtakotukai teisti, taškas, ir Valinskas.
teistas, kablelis, ir girtas važiavęs, kablelis, ir išmestas iš Seimo pirmininko už ryšius su nusikaltėliais, kablelis, ir Tapinas prisidirbęs, kablelis, ir Skirmantukas prisidirbęs, kablelis, ir Užpakalis, kablelis, reiškia kablelis teistas, ten kitokių nėra, visi kablelis, atsiprašant, kablelis sėdi iki kaklo, kablelis, iki kaklo išmatose savo ir vėmalose, kablelis, ir jie taškosi tam, kablelis, kad aptaškytų daugiau kitus, taškas, štai tokia graži situacija, kablelis, faina, taškas, kabutės, užsidaro. Aš Artūras Orlauskas, kartu su VŠI komiko teatras, pripažįstame, kablelis, kad aukščiau, nurodėme vaizdo įraše, dėstant minėtus teiginius buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, kablelis, kuri pažeidė Andriaus Balio Tapino garbę. Garbė tik parašyta taškas. Artūras Orlauskas ir VŠI komiko teatras pripažįsta, kablelis, kad neturi jokių įrodymų minėtiems teiginiams pagrįsti. Taškas, kabutės, užsidaro. 1.5 punktas. Kabutės atsidaro 2022 m. balandžio 24 d. Artūras Orlauskas kartu su VŠI komiko teatras youtube.com platformoje viešai patalpino įrašo pavadinimu kabutės atsidaro, iš kiemo pusės kabutės užsidaro, grotelės 164, informacinė satyros ir humoro laida, kabutės užsidaro, skliaustelė atsidaro, nuoroda, dvitaškis https www.youtube.com pasvirasis brūkšnys ATCH klaustukas V lygų C didžioji, T mažoji, I ilgoji mažoji, L didžioji, I didžioji, A mažoji, F didžioji, W mažoji, R didžioji, C mažoji, M didžioji, skliausteliai užsidaro, kablelis, kuriame buvo teigiam, dvitaškis, skaitau, kas parašyta, dvitaškis, kabutės atsidaro, ir tas pats Andrius Tapinas, kablelis, priminsiu, kablelis, rinko pinigus, kablelis, keitė į grivnas ir netyčia, kablelis, bekeičiant, kablelis, va taip, eurai, grivnos, kablelis, grivnos, eurai, kablelis, eurai, grivnos, kablelis, grivnos, eurai, kaip parašyta, ir 20 štukyčių kišeniai liko, taškas. Sako, kablelis, hebra, kablelis, nieko negaliu padaryti, kablelis, vat taip limpa prie manęs pinigai, kablelis, ir čia taip kursas, kablelis, taip sutapo, kablelis, toks geras papuolė, kablelis, kad liko tai, taškas. Dabar, kadangi tų pinigų niekam nereikia, kablelis, tai, kablelis, tai, va taip, kablelis, kablelis, va taip, kablelis, va taip. Taškas, kabutės užsidaro, aš, kablelis Artūras Orlauskas, kablelis kartu su VŠI komiko teatras, pripažįstame, kad, kablelis, kad aukščiau nurodytame vaizdo įraše, dėstant minėtus teiginius, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, kablelis, kuri pažeidė Andriaus Balio Tapino garbę ir orumą ir VŠI Laisvės TV dalykinę reputaciją, taškas. Artūras Orlauskas ir VŠI komiko teatras pripažįsta, kablelis, kad neturi jokių įrodymų minėtiems teiginiams pagrįsti, taškas, kabutės užsidaro. Toliau. Taigi, 6 punktas, 1.6, kabutės 2022 m. balandžio 28 d. Orlauskas kartu su VŠI komiko teatru, youtube.com platformoje viešai patalpino įrašo pavadinimu, kabutės iš kiemo pusės, kabutės užsidaro, grotelės 166, informacinė satyros ir humoro laida, kabutės, skliaustelės atsidaro, nuoroda https dvitaškis 2 pasvirėjų brūkšniai www.youtube.com pasvirasis brūkšnys WATCH klaustukas V lygų W didžioji F mažoji 7, S mažoji X didžioji J 4, F didžioji R, L didžioji K skliaustelis, kuriame buvo teigiama dvitaškis, kabutės atsidaro, Tapinas, kablelis, kuris dosniai finansuojamas Sorošo, kablelis, reiškia užsienio finansuojamas, griaunantis valstybė, taškas, kabutės, aš, taškas, Artūras Orlauskas, kablelis, kartu su VŠI komiko teatras, pripažįstame, kablelis, kad aukščiau nurodytame vaizdo įraše, dėstant minėtus teiginius, buvo pateikta
tikrovės netitinkanti informacija, kablelis, kuri pažeidė Andriaus Balio Tapino garbę ir orumą, ir VŠI, Laisvės TV, dalykinę reputaciją taškas, Artūras Orlauskas ir VŠI komiko teatras pripažįsta, kablelis, kad neturi jokių įrodymų minėtiems teiginiams pagrįsti. Taškas, kablelis. 7 einam punktą. 7 punkčiukas. Taip. 1.7. Kabutės 2022 metų taškas birželio 4 dieną taškas Artūras Orlauskas kartu su VŠI komiko teatras youtube.com platformoje viešai patalpino įrašą pavadinimu kabutės iš kiemo pusės kabutės užsidaro, grotelės 185, informacinė satyros ir humoro laida kabutės užsidaro, skliaustelė atsidaro, nuoroda https://2 pasvirėjai brūkšniai www.youtube.com pasvirasis brūkšnys WATCH klaustukas V mažoji lygų I ilgoji mažoji, A mažoji, T mažoji, B, D, B, I ilgoji visos didžiosios, S, 4, O, I didžioji. Skliausteliai kablelis, kuriame buvo teigiama dvitaškis skliausteliuose vienetukas, kabutės, faktas tas kablelis, mes ne vieną kartą jau sakėm kablelis, kad Tapino mėgimas kablelis, taip sakysime, taškas, noras pastoviai rinkti kažkokias aukas ir prisidėti prie kažkokių akcijų kablelis visada netikėtai aplimpa įvairiom neskaniom istorijom taškas. Tai jis keitė grivnas kablelis 20 štukyčių netyčiai grįto į jo kišenę kablelis, tai jisai vėl kažką darė dvitaškis kablelis, skliausteliuose dvejetukas. Kabutės, va čia ir yra principas Tapino kablelis, kaip suprantu kablelis, irgi va rebaliukas ant rankų, kablelis, va pasiliko, rebaliukas ant rankų vis pasiliko, taškas, nes kablelis, dabar kablelis jau išaiškėjo kablelis, to Bairaktaro kablelis net nepirko, taškas, turkai Bairaktarą padovanojo, taškas, 6 milijonai liko. Tada Tapinas sako, kablelis, tai mes 1,5 milijono pervesim turkam kablelis, kad jie nupirktų šovinius. Kabutės užsidaro, kablelis, skliausteliuose trejetukas, kabutės reiškia, kablelis rinko pinigus Bairaktarą, kablelis, tada sako, nepirkom, taškas, ačiū visiems, kablelis, kad aukojot, taškas. Hebra, kablelis, ura, taškas. Jies ir tiesa, kablelis, ukrai, daugtaškis kablelis. Šitie turkai labai prašė paaukoti įvairiai labdarai kablelis, tai mes dabar kablelis jūsų pinigus skirtus Bairaktarui kablelis paaukosim labdarai. Nu, tokia istorija kablelis, žinant Tapiną, tokia istorija taškas, atsiprašau, žinant Tapiną kablelis, kad jisai prasilošęs pokeristas ir kad jį tiesiog iš principo artimi žmonės nekartą yra pasakę kablelis negalima prileisti prie pinigų, taškas, kabutės užsidaro. Aš kablelis Artūras Orlauskas, kablelis kartu su VŠI komiko teatras pripažįstame, kablelis, kad aukščiau nurodytame vaizdo įraše dėstant minėtus teiginius buvo pateikta tikrovės netitinkanti informacija, kablelis, kuri pažeidė Andriaus Balio Tapino garbę ir orumą, ir VŠI Laisvės TV dalykinė reputacija. Artūras Orlauskas ir VŠI komiko teatras pripažįsta, kad kablelis, kad neturi jokių įrodymų minėtiems teiginiams pagrįsti, taškas, kabutės užsidaro. Čia buvo 7, reiškia, dalis 8, 1.8.
pagal teismo nutartį, kabutės atsidaro 2022 m. birželio 8 dieną. Artūras Orlauskas kartu su VŠI komiko teatras youtube.com platformoje viešai patalpino įrašą pavadinimu kabutės iškiemo pusės kabutės grotelės 187, informacinė satyros ir humoro laida kabutės užsidaro, skliausteliai nuoroda https www youtube.com pasvirasis brūkšnys WATCH skliausteliai V lygų 6 VQ mažosios 5 IQS mažosios RCWE didžiosios skliausteliai užsidaro kablelis, kuriame Artūras Orlauskas teigia dvitaškis, kai šitam spalvodų paradėlėje lakstė ir tapinas kablelis, kuris žinom kablelis, kad rinko lėšas taškas Bairaktaravo lėš daugtaškis. Jau Bairaktaras buvo padovanotas. Taškas. O dabar jisai sako, taškas, nu tai mes dabar spręsim, kablelis, kur tos pinigus padėti. Kablelis ir ataskaita, kaip ir nugaravo, taškas, dvitaškis. Čia taip, kaip parašyta, taip ir skaitau. Aš, kablelis, Artūras Orlauskas, kablelis, ar tu su VŠI komiko teatras pripažįstame, kad aukščiau nurodydami vaizdo įraše, dėstant minėtus teiginius, buvo pateikta tikrovės atitinkanti informacija, kuri pažeidė Andriaus Balio, Tapino garbę ir orumą ir VŠI Laisvės TV dalykinę reputaciją. Taškas. Artūras Orlauskas ir VŠI komiko teatras pripažįsta, kablelis, kad neturi jokių įrodymų minėtiems teiginiams pagrįsti. Taškas, kabutės užsidaro. Čia buvo 8 punktas, tų punktų iš viso yra 15, tai jau nedaug liko. 1.9, kabutės atsidaro 2022 m. birželio 9 d. Artūras Orlauskas kartu su VŠI komiko teatras youtube.com platformoje viešai patalpino įrašą pavadinimu kabutės iškiemo pusės kabutės užsidaro, grotelės 188 informacinė satyros ir humoro laida, kabutės, skliausteliai, nuoroda dvitaškis, https, dvitaškis, www.youtube.com pasvirasis brūkšnys WATCH klaustukas V lygų Z didžioji S didžioji K mažoji 2 skaičius U didžioji 7 L M A mažosios E didžioji C mažoji ETA toks ženklas T mažoji lygų 1301S skliaustelė užsidaro, kablelis, kuriame buvo teigiama dvitaškis, nes milijonai nukeliavo Tapinui kablelis, droną padovanojo veltui, kablelis, o aukota buvo Tapinui. Taškas, dronui, taškas. Ir Tapinas dabar sako, kablelis, nu, dronas veltui, kablelis, ačiū, kablelis, hebra, kablelis, visiems labai ačiū, kablelis, mes jos, kablelis, žinokit dabar labdarai, kaip paukosim, kablelis, ir netgi žinau pavardės tų žmonių, kablelis, kurie tos labdaros labiausiai trokšta, taškas, dvitaškis. Aš, kablelis, Artūras Orlauskas, kablelis, kartu su VŠI komiko teatrai pripažįstame. Kablelis, kada aukščiau nurodytame vaizdo įraše dėstant minėtus teiginius buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, kuri pažeidė Andriaus Balio, Tapino garbę ir orumą ir VŠI Laisvės TV dalykinę reputaciją. Taškas. Artūras Orlauskas, taškas, VŠI komiko teatras pripažįsta, kablelis, kad neturi jokių įrodymų minėtiems teiginiams pagrįsti, taškas, dvitaškis užsidaro. Čia buvo 9 jau punktas, 10 punktas. 1.10. Kabutės 2022 metų birželio 30 dieną Artūras Orlauskas kartu su VŠI komiko teatras youtube.com platformoje viešai patalpino įrašą pavadinimu kabutės iškiemo pusės kabutės užsidaro, grotelės 199 informacinės satyros ir humoro laida, kabutės, skliaustelis atsidaro nuoroda dvitaškis, https, dvitaškis, 2 pasvirėjai brūkšniai, www.youtube.com pasvirasis brūkšnys, WATCH, skliaustelis V mažoji lygų DM didžiosios J mažoji E didžioji F L mažosios H Q didžiosios A mažoji O didžioji Q didžioji
eta, t mažoji lygų 1, 3, 5, 4, s, skaičiai, skliausteliai, užsidaro kablelis, kuriame buvo teigiama dvitaškis jau. Mes žinom istoriją su Bairaktaru, kaip 6 milijonai, kablelis neaišku, kokiu būdu iškeliavo, taškas, beje, Tapinas, berenkant tos pinigus gyrėsi, kablelis, kad tempas labai geras, renkam 2000 eurų į valandą, taškas, ir per 3 paras surinko 6 milijonus, taškas, nesunku paskaičiuoti, kablelis, kad jeigu 2000 eurų į valandą, kablelis, tai yra 48 tūkstančiai per parą, tai per 3 paras, 150, taškas, o jie surinko 6 milijonus, kablelis, kas ten tokia dosnus aukotojai, taškas, o dar kai kas sako, kablelis, kad ES skiria Lietuvai, kablelis, Ukrainai 5 milijonus, taškas, kur tie 5 milijonai propolė, irgi niekas nežino, taškas, ir kur jie, kablelis, kokiais viražais, pas ką nukeliavo, taškas, čia daugiau klausimų, nei atsakymų, taškas, dvitaškis. Aš, kablelis, Artūras Orlauskas, kablelis, kartu su VŠI komiko teatras pripažįstama, kad aukščiau, nurodėme vaizdo įrašą, dėstant minėtus teiginius, buvo patikta tikrovės, netitinkant informaciją, kablelis, kuri pažeidė Andriaus Balio Tapino garbę ir orumą ir VŠI Laisvės TV dalykinę reputaciją, taškas, Artūras Orlauskas ir VŠI komiko teatras pripažįsta, kad neturi jokių įrodymų minėtiems teiginiams pagrįsti, taškas, kabučias užsidaro. 10. Čia buvo dalis. 11. Jau nedaug liko. 1.11. Kabutės 2022 m. Liepos 5 d. taškas, Artūras Orlauskas kartu su VŠI komiko teatras, youtube.com platformoje viešai patalpino įrašą pavadinimu kabutės iš kiemo pusės, kabutės užsidaro, grotelės 201, informacinė satyros ir humoro laida, kabutės užsidaro, skliausteliai atsidaro, nuoroda dvitaškis, https, dvitaškis, 2 pasvirėjai brūkšniai, www.youtube.com, pasvirasis brūkšnys, WATCH, klaustukas V mažoji, lygų QFK mažosios raidės, X didžioji vienetukas, O didžioji, Z mažoji, M didžioji, 9, G didžioji, K mažoji, eta, T mažoji, lygų 797 S, skliaustelio užsidaro, kablelis, kuriame buvo teigiama dvitaškis, skliausteliuose vienetukas, kabutės atsidaro, kas iš biudžetinių įstaigų pervedė jam pinigus, kablelis, ir po to buvo taip, kablelis, taip gražiai atmazgota, taškas, kabutės užsidaro, čia kabletaškis, kabutėse 2 skaičiukas, kabutės skliausteliuose 2, kabutės kablelis, čia taip sakyt, kablelis, nesigilinsim į Tapino, kablelis, reiškia, kablelis, peripetijas, taškas, čia jau finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, sekančiam Seime pakrutins jį normaliai ir sugrąžins tos pinigus, taškas, nors dalį jau mes turbūt nebepamatysim, taškas, kabutės užsidaro, kabletaškis, skliausteliuose trejetukas, kabutės atsidaro, paėmęs babkytės, kablelis, Tapinas išvažiavo, taškas, aš nekartą sakiau, dvitaškis, prasilošęs pokeristas, taškas. Ir jis dabar patvirtino mano žodžius, taškas, Tapinas išvažiavo į Las Vegasą žaisti pokerį, taškas, kablelis, taip, umiai atsirado pinigų, taškas, kabutės užsidaro, kabletaškis, skliausteliuose ketvertukas, kabutės atsidaro, tai sukaupęs dosnių rėmėjų bairektariškų pinigiukus, jis išvažiavo lošti, taškas, kabutės užsidaro, aš, taškas, Artūras Orlauskas, kablelis, kartu su VŠI komiko teatras pripažįstame, kablelis, kad aukščiau nurodydami vaizdo įraše, dėstant minėtus teiginius, buvo pateikta tikrovės netitinkanti informacija, kuri pažeidė Andriaus Balio Tapino garbę ir orumą ir VŠI Laisvės TV dalykinę reputaciją, taškas, Artūras Orlauskas ir VŠI komiko teatras, Artūras Orlauskas ir VŠI komiko teatras pripažįsta, kad neturi jokių įrodymų minėtiems teiginiams pagrįsti, taškas, kabutės užsidaro. Čia buvo 11 jau punktas, 12 skaitom. 1.12. Kabutės
atsidaro 2022 m. Liepos 11 d. Artūras Orlauskas kartu su VŠI komiko teatras youtube.com platformoje viešai patalpino įrašą pavadinimu kabutės iš kiemo pusės, kabutės užsidaro, grotelės 204 informacinė satyros ir humoro laida, kabutės užsidaro, skliaustelis, nuoroda, https:// du pasvirėjai brūkšniai www.youtube.com brūkšnelis pasvirasis WATCH klaustukas V lygų Z mažoji R didžioji H mažoji W mažoji V mažoji B mažoji Z didžioji W mažoji U didžioji L mažoji I ilgoji didžioji, skliaustelis užsidaro, kablelis, kuriame buvo teigiama dvitaškis, skliausteliuose vienetukas, kabutės atsidaro, čia tik sutapimas kablelis, žinokit, kablelis, tik sutapimas kablelis, kad kablelis, kai jis rinko milijonus, bai ilgoji, daugtaškis kablelis, Bairaktarui kablelis, ūmiai išskrido į Ameriką pažaisti pokeriuko, taškas, kablelis porą savaičių pokeriuko, taškas, ir iš ten prie baro sėdėdamas rašo, taškas, kabutės užsidaro, taip, kabletaškis, skliausteliuose 2, kabutės atsidaro, hebra, taškas, renku naują ginkluotę, taškas, dabar man viena ginkluotė specialistė nagrinėja mano šautuvą, kablelis, žiūri, kablelis, ar šautuvas veikia, kablelis, ar jisai veikia, taškas, ir mes su ją, kablelis, kai jinai baigs, kablelis, aptarsim kitus šūvius, kablelis, mūsų visų priešus, taškas. Va čia tokia bairiai primityvus kablelis, jis pats net neslėpia kablelis, kad jis ten išvažiavo ištratinti pinigus, taškas, kabutės užsidaro, aš, kablelis Artūras Orlauskas, kablelis kartu su VŠI komiko teatras, pripažįstame, kablelis, kad aukščiau. Nurodydama vaizdo įrašą dėstant minėtus teiginius buvo pateikta tikrovės netinkanti informacija, kablelis, kuri pažeidė Andriaus Balio, Tapino garbę ir orumą ir VŠI Laisvės TV dalykinę reputaciją. Artūras Orlauskas ir VŠI komiko teatras pripažįsta, kad neturi jokių įrodymų minėtiems teiginiams pagrįsti. Čia buvo 12 punktas, 13 dabar bus punktas. Taip. 1.13, kabutės atsidaro 2022 m. Liepos 15 d. A. Orlauskas kartu su VŠI komiko teatras, youtube.com platformoje viešai išplatino, patalpino įrašą pavadinimu kabutės atsidaro iš kiemo pusės, kabutės užsidaro, grotelės 206 informacinės satyros ir humoro laida, kabutės užsidaro, skliaustelė atsidaro, nuoroda, dvitaškis, https:// du pasvirėjai brūkšniai www.youtube.com pasvirasis brūkšnys WATCH skliausteliai V lygų 1 Q mažoji L mažoji G didžioji 5 skaičius B U didžiosios L mažoji, čia vienetas jo skaičius KF L mažosios skliaustelis užsidaro, kablelis, kuriame buvo teigiama dvitaškis. Kabutės atsidaro, tapinizmas, kablelis, pasirodo, kablelis, užkrečiamas, taškas, beje, kablelis, tas pats tapinas, kai kuriems pažadėjo sumokėti asmeniškai, kablelis, jeigu jūs tik nedalyvausit šitoj politinėje akcijai, taškas. Ten šitoj, kablelis, paremsit mūsų politinę akciją, kablelis, aš jums pats asmeniškai sumokėsiu, taškas, čia iš ko? Iš to surinkto nevasi, kablelis, kurį pažeidė Andriaus Balio Tapino garbę ir orumą ir VŠI TV dalykinę reputaciją. Taškas, Artūras Orlauskas ir VŠI komiko teatras pripažįsta, kablelis, kad neturi jokių įrodymų minėtiems teiginiams pagrįsti, taškas, kabutės užsidaro, 13 čia buvo punkčiukas, 14 punktas 1.14, kabutės atsidaro 2022 metų Liepos 25 dieną. Artūras Orlauskas kartu su VŠI komiko teatras youtube.com platformoje viešai patalpino įrašą pavadinimu kabutės, kur Tapinas padėjo 0,5 milijono eurų paaukotų pinigų, šauktukas, klaustukas, kabutės atsidaro, o jei rimtai,
kabutės, analitinė laida, kabutės, užsidaro, skliausteliai, nuoroda, dvitaškis, https, dvitaškis, www.youtube.com, pasvirasis brūkšnys, WATCH, skliausteliai, V lygų 6, F mažoji 3, skaičius UC didžiosios, apatinis brūkšnelis, J didžioji, CS mažosios raidės, N didžioji, 4, eta, T lygų 726S. Skliaustelis, užsidaro kablelis, kuriame buvo teigiama dvitaškis. Skliausteliuose vienetukas, kabutės atsidaro, toksai ženklas trikampis, 3 taškai, ženklas iš kitos pusės užsidaro, mažoji raidė, kai tos pinigus renka tikrai keistų vertybių žmogus, taškas, žmogus, kuris surinkęs Bairaktaro pinigus, kablelis, ir dėl to žmonės, kablelis, reiškia kablelis, taip iš karto ir sureagavo, tik surinkęs taškas, tik surinkęs Bairaktaro pinigus išvažiavo žaisti į Las Vegasą. Pokerio taškas, vėl trikampukas, 3 taškai, į kitos pusės trikampukas, bet išvažiavo jis to pokerio žaisti ne su Lietuvos vėliava, jisai išvažiavo žaisti kablelis, štai vieni šaltiniai rodo kablelis, kad su Amerikos vėliava, taškas, kiti šaltiniai rodo kablelis, kad su Lichtenšteino vėliava, taškas, matote, dabar kiti šaltiniai rodo, kad jis su Amerikos vėliava, kabutės užsidaro, kabletaškis. Skliausteliuose 2, dvejetukas, kabutės atsidaro, 500 000 eurų kablelis, grubiai 500 000 eurų kablelis, va taip, neiškia kryptim, taškas, čia Tapinas ataskaitą davė Ukrainos televizijai, taškas, mes matom, kad trūksta 500 000 eurų, taškas, ir žinot, pasitikėti kablelis, kaip seniau sakydavo kablelis kurtotojais, kablelis kartiožnikais, kablelis tai yra tas pats, kablelis kas pasitikėti vagim, taškas. Narkomanai, kablelis, kurtotojai, brūkšnelis, tai yra kablelis, kablelis, žmonės, kablelis, kurie dėl pinigų gali padaryti viską, taškas, kabutės užsidaro. 3, trejetukas skliausteliuose, kabutės atsidaro, jisai džiaugiasi, kad kablelis, kad jis jau uždirbo, kablelis, išlošia daugiau, taškas. Jisai eina link tikslo, dar žaidimo būdu gauti, taškas. Žaidimo būdu gauti daugiau pinigų, taškas. Tikslas, taškas. Manija, taškas. Pinigai, taškas. Žaidėjai yra nekontroliuojami, taškas. Mes žinom, kablelis, kad priklausomybė žaidimam yra, taškas, yra bėda, kaip ir priklausomybė narkotikam, kablelis, praktiškai nepagydoma. Taškas, žmonės tokie yra nekontroliuojami, taškas, kabutės užsidaro. Aš Artūras Orlauskas, kablelis Artūras Orlauskas, kablelis, kartu su VŠI komiko teatrą pripažįstame, kablelis, kad aukščiau nurodytume vaizdo įraše, dėstant miestų teiginius, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, kablelis, kuri pažeidė Andriaus Balio Tapino garbę ir orumą ir VŠI Laisvės TV dalykinę reputaciją. Taškas. Artūras Orlauskas ir VŠI komiko teatras pripažįsta, kablelis, kad neturi jokių įrodymų minėtiems teiginiams pagrįsti, taškas, kabutės užsidaro. Čia buvo 14 jau punktas teismo nutarties, 15 punktas, skaitau viską pažodžiui, tiksliai 1.15, kabutės atsidaro 2022 m. rugpjūčio 4 dieną. Artūras Orlauskas kartu su VŠI komiko teatras youtube.com platformoje viešai patalpino įrašą pavadinimu kabutės atsidaro iš kiemo pusės, kabutės užsidaro, grotelės 217, informacinės satyros ir humoro laida, kabutės užsidaro, skliausteliai atsidaro, nuoroda, dvitaškis, https, dvitaškis, www.youtube.com, pasvirasis brūkšnys, WATCH, klaustukas, V lygų, apatinis brūkšniukas, 2, KV mažosios, H didžioji, I ilgoji S mažosios, C didžioji, T mažoji, 1, I didžioji, eta, T lygų 597, S eta, AB, apatinis brūkšnelis, CHANNEL lygų, Artūras be tarpo Orlauskas TV, skliaustelį užsidaro, kablelis, kuriame buvo teigiama dvitaškis, vienetukas skliausteliuose, kabutės,
Bet kaip tik surinko lėšas Bairaktarui, Tapiną aplankė sėkmė, taškas, daugiau kaip 10 metų nelošęs kortom, kablelis, nelošęs, kablelis, staiga, brūkšniukas pyst, šauktukas, brūkšniukas ir pajuto sėkmę, kablelis, ir jam atsirado galimybė vėl nuvažiuoti Las Vegasą, kablelis, ir palošti. Čia po tų Bairaktaro pinigų surinkimo taškas. Nu žinot, kablelis, kai vyksta karas ir tu esi aktyvus padėjėjas karo metu, kablelis, visą laiką atsiranda laiko atostogom keliom ar 14 savaitėlių. Taškas. Nu, kablelis, ta prasme, kablelis, kai padirbi, kablelis, padir, daugtaškis, po to atsiranda laisvas laikas, taškas. Nu, kaip sakyti, kablelis, karas karu, kablelis, bet atostogos turi būti pagal grafiką. Kablelis, ypač jeigu nori kortytėm pažaisti, taškas, dvitaškis, daugtaškis. Taškas, atsiprašau, kabutės užsidaro, kabletaškis. Tada skliausteliuose dvejetukas. Vėlgi, kabutės atsidaro, kortom prasilošė 10 metų. Buvo užkoduotas kablelis, nelošė taškas. Dabar staiga brūkšnelis pyst, šauktukas, brūkšnelis pasirinko pinigiuką Bairaktarui ir sugrįžo sėkmė, kablelis, ji praktiškai sugrįžo, kabutės užsidaro, kabletaškis. Skliausteliuose 3. Kabutės pasipylė nuolaidos iš visų automobilių gamintojų ir BMW praktiškai veltui jam taškas padovanojo, kablelis, galima taip sakyti, padovanojo BMW elektrinį automobilį, taškas, čia vis po Bairaktaro, taškas, tiesiog tokia sėkmė lanko jį umiai, kablelis, va taip, kablelis, va tokia akcija papolė, taškas, atėjo BMW parduotuvė, kablelis, kioskelis tas buvo BMW užrašyta, kabutės BMW mašinos, kabutės užsidaro, taškas, įkišo galvą, kablelis, sako, kablelis, gal turite kokių akcijų? Taškas, turim, kablelis, šiandien, kablelis, garbingas tu, tapinukai, kablelis, tau veltui automobilis, taškas. Ir praktiškai jam veltui elektromobilis, taškas. Šiaip normaliem žmonėm jis ten kainuoja gerokai, kaip ten netoli jau 100 štukyčių, taškas. O čia staiga pyst ir akcija, kablelis, akcija. Aukokite žmonės, kablelis, Tapiną aplanko sėkmė, taškas. Kai tik paaukoja visi, kablelis, didelę auką įmeta ir Tapinas visas sėkmingume, taškas, kabutės užsidaro. Aš, kablelis, Artūras Orlauskas, kablelis, kartu su VŠ komiko teatras pripažįstame, kablelis, kad aukščiau, nurodydami vaizdą įrašą, dėstant minėtus teiginius, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, kablelis, kuri pažeidė Andriaus Balio Tapino garbę ir orumą ir VŠ Laisvės TV dalykinė reputacija, taškas. Artūras Orlauskas ir VŠ komiko teatras pripažįsta, kablelis, kad neturi jokių įrodymų minėtiems teiginiams pagrįsti, taškas, kabutės užsidaro. Tai čia visi šitie teiginiai, kuriuos, reiškia, turiu paneigti. Ir dabar visą tą tekstą pagal teismo sprendimą šitiek laiko, kadangi antstolius Saulius Užkuraitis dar pareikalavo ne tik įdėti, reiškia, vizualiai, kaip buvo įdėta, bet dar ir perskaityti tą patį, tai tą patį ir padariau. Čia toks neeilinis, sakykime taip, iš kiemo pusės leidinys, nors ten ta informacija buvo paskaita ir kitose laidose, bet antstolis pasakė, kad reikia laidoje iš kiemo pusės, reiškia, pateikti, tai specialią tokią laidą tam reikalui ir padariau. Visas čia buvo paneigimas pagal teismo nutartį Vilniaus apygardos teismo. Tai tiek šiandien, visiems gerų dienų.